Sveiki gyvi, jau saulė leidžiasi, vaikštau dievų ir deivių slėnyje, Kolautuvoj. Labai nuostabus šilas, turi labai gražų upelį, yra labai fainų skulptūrų ir praūžė Valentino diena ir kažkaip kilo mintis pakalbėti, kas yra meilė ir kodėl mes visi ją taip skirtingai suvokiam. Dažnai net nesuprasdami kodėl. Kažkam tai asocijuojasi su saugumu, ramybė, kažkam tai su tiesiog to tokiu jausmu vidiniu, galbūt kiti maišo meilę su aistra. Kada užplūsta jausmai, būni, žiūri, kad nebeįdomu su žmogum. Ir čia nėra meilė, čia jau yra aistra. Ir kiekvienas mes šitą suvokimą atsinešam į santykį iš savo šeimos. Kaip žinia, čia nieko nenustebinsiu pasakymu. Mūsų pirma meilė tai yra mūsų tėvai. Taip, merginai tėtis, vaikinai mama. Ir mūsų pamatas prasideda nuo šito santykio. Ir kaip mes suvoksime jį, kaip mes matysime šitą visą vaizdą ateityje, prasideda nuo čia. Ir dažnai sakoma, kad tai yra mūsų idealai ir mes visą gyvenimą ieškom. Ieškom kažko panašaus. Ir dažniausiai patiriam labai daug traumų. Todėl nereikėtų šitaip daryti. Gal kažkam ir pasiseka, viskas su to yra ok. Bet norėčiau galbūt pakalbėti labiau apie patį principą, kaip formuojasi mums šitas visas suvokimas. Visos tos meilės, kad ji būtų ne iliuzinė ar sukurta iš traumų, o jinai būtų kuo tikresnė. Mes tik tai gimę, pamatę tus pirmus veidus, iš karto jaučiam meilę. Ir ta meilė mums asocijuojasi su namais. Kada mes matom, kaip tie namai kūrėsi, tai yra tėvų santykis. Mums tai asocijuojasi su tokiu visišku savitumu, su tokiu visišku priėmimu. Tiesiog galima pavadinti vienu žodžiu tiesiog namais. Visi mes ieškom namų, kuriuose gera ir ramu. Ir dažnai mes nesuvokiam, kad tie namai mums parodo ne tik šilumą, bet ir priešingus dalykus. Įvairios reakcijos į vienas kitą tėvų, reakcijos į mus, kai mes augam, ar tai būtų mergina ar vaikinas, nesvarbu. Visa ta viens kito iškomunikuojama pagarba, kažkiek priėmimai, atvirumai, netgi tos pačios emocijos viens kitam tėvo ir mamos. Mums asocijuosi su meilė. Ir mes kažkurių tai dalių galim nepažinti. Tiesiog. Nes tame šeimos modelyje jų nėra. Ir viskas, ko mes nepažįstam, dažniausiai mums asocijuojasi su kažkokiom baimėm, gal nepasitikėjimu, galbūt to mums nereikia. Tarkim, nebuvo kažkokio labai šilto emocinio santykio tėvų. Tai ir mes galvojam, kad mums to nereikia. Tai mums neasocijuojasi su meilė. Atstumas, tarkim, jeigu buvo laikomas labai didelis, ar
toksai visą laiką pykčiai, kažkokios gal fiziniai dalykai, psichologinis smurtas. Ir dažnai mes iš vienas kito tos vadinamos tokios mūsų pirmos meilės pasiemam visą pamatą to suvokimo. Ir svarbiausia yra ne tai, kad reikia mums žiūrėti, tarkim, jeigu esi mergina, žiūrėti į tėvą ir mokytis, kad būtent va čia yra tos traumos, kur mes nesąmoningai turėtumėm vengti kitame, tarkim, vaikinė. Ar tenai berniukas, kuris tenai žiūri į mamą. Bet pagrindinis dalykas yra aplinkos reakcija į būtent elgesį. Ir tėčio, ir mamos. Jeigu aplinka toleruoja, tarkim, kažkokį tai smurtą, mums tai asocijuosi su teigiamu dalyku, nesgi tai yra mūsų pirmoji meilė. Ir mes asocijuojam, kad tas mušimas, arba ten kažkoks psichologinis smurtas, ar galbūt, kad geria žmogus, ar kad nieko nesirūpina, nes tuo žmogum buvo rūpinamės labai stipriai, irgi galbūt iš meilės, ar ten iš kažkokių kitokių trauminių dalykų. Ir tam šeimos modelyje mes kiekvienas jaučiam meilę, nepaisant to, kad tenai nėra meilės. Tenai yra lygiai tokios pačios traumos, kurios mus atveda iki dabartinio mūsų taško. Ir būtent tas reakcijas, ne patį tėvo ar mamos modelį reikia kiekvienam stabtelius apgalvoti. O būtent tas reakcijas į jų tą elgesį. Ar ten mama toleravo kažkokią nepagarbą sau, ar tenai tėvas toleravo kažkokį visą laiką spaudimą dėl ten įvairių finansų, dar kažkokių dalykų tenai. Begalis yra tų visokių trauminių dalykų, kur mums tai asocijuosi su meilė. Net tai jeigu būtų ir smurtas, o smurto yra įvairaus ir psichologinio, ir fizinio, kartais fizinis gal net geriau. Čia aišku, joks smurtas nėra gerai, bet mažiau traumų padaro. Ir mums tai asocijuosi su meilė. Ir mes nesąmoningai ieškom. Ir dažnai galvojam, kodėl žmonėms nepavyksta. Žmonės skiriasi labai dažnai. Kodėl žmonės greitai tampa nelaimingi santykiai, nes mes ieškom būtent iš tų vidinių aplinkos reakcijų į tuos blogus dalykus. Nes tai yra mūsų namai. Tai yra sava. Ir kada tu stabteli ir suvoki visas šitas priežastis, tada galima po truputėlį apčiuopti ir vyriškumą, ir moteriškumą visai kitame kontekste. Nebe asocijuojasi vyriškumas, kada kitas lupa, kada kitas nerodo emocijų, kada kitas laiko atstumą. Ir mes galim kurti tada vidinę meilę savyje. Ir tas vyriškumo ir moteriškumo mūsų suvokimas naujai dėliojasi. Ir su kiekvienu žingsniu mes einam arčiau meilės, bet savos meilės. Būtent tokios, kokios mums reikia. Ne kokią mums įdegė. Ne koks mūsų pamatas, o mes galim statytis naują namą savo. Ir šitie elgesio modeliai, jie keliauja nuo pat vaikystės. Pirmos mūsų matytos reakcijos į kažkokius elgesius tai buvo vaikystėje, vėliau paauglystėje, draugai, kaip reaguoja į meilę, kaip reaguoja į santykius, aistrą.
mus formuoja po truputėlį. Ir mes dabar suaugę galim prisimti atsakomybę. Ir pažiūrėti į viską plačiau, nebūti kažkokiam tam toksiškam santykyje, bandyti pajausti tą meilę ten, kur jinai yra, o ne ten, kur mūsų traumas. Nes tarp meilės ir traumų yra labai plona riba. Dažnai mes ir maišom šitos dalykus, nes mus tai užpildo. Ir vyrai ieško tiesiog mamų, merginos tėvų ir nesupranta, kad tai nėra meilė, tai yra tiesiog traumas. Ir kada mes sugebame po truputėlį šitą atfiltruoti, pažiūrėti tos visus elgesio modelius, automatiškai mums tampa lengviau matyti, kas yra kitoks vyriškumas, kas yra kitoks moteriškumas, kas mums yra iš tikrųjų svarbu. Ir pradėti jausti meilę. Visų pirma, meilė viduje, o tada matyti meilę ir kitame. Ir nebūti aklam. Matyti visą tą paveikslą kito žmogaus, koksai jis yra. Nes tik tai du mylintys žmonės gali sukurti tą absoliučią meilę. Todėl su kiekvienu žingsniu mes turime eiti link tos tikros meilės. Be abejo, kad kiti jau yra atradę. Kiti dar tik tai ieško. Kiti nežino, kaip apčiuopti. Bet apčiuopimas tos meilės yra mumise. Ir aš linkiu nenaudoti to žodžio myliu be reikalo. Tiesiog kiekvienas stabtelkime, pajauskime tą žodį myliu ir nenaudokime, nes bijom prarasti. Ar tampam nesaugus, kai būnam vieni. Ar geriau jau bet kas negu vienas, negu vieno buvimas. Nes čia yra traumos. Mes esame laisvi žmonės. Negalim priklausyti nuo nieko. Nes meilė yra laisva. Kaip kad gamta, kurioje dabar vaikščiu. Todėl linkiu net praūžus tai Valentino dienai, net jeigu kažkas ir sakė myliu vien tam, kad reikia, nes kad neužpiktų partnerį arba partneris. Linkiu iš tikrųjų viduje savo atsakyti. Ar tu žinai, kas yra meilė ir ką tau meilė simbolizuoja? Tai siunčiu šitą pavasario pabudimą, nes jau šiandien girdėjau paukščius ir labai daug saulės. Tai visiems siunčiu labai daug šviesos ir meilės. Būkit laimingi.